Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpat su jumis. Toji prieblanda per šventasias mišias išreišk mūsų budėjimą. Ir tas žvakių mirgėjimas išreiškia viltį geriau tamsoje. Viltį, kad galiausiai mes visi susitiksime su Kristumi. Kad galiausiai tamsa, tokia žemėje atrodanti begalinė ir didžiulė, bus nugalėta mažos ir nuolankios liepsnos Jėzaus Kristaus. Kartu su Marija laukiame antrojo Viešpaties atėjimo. Kartu su Marija prašome, kad padėtų Dievas mums širdyje padaryti daugiau vietos Dievui. Kad vis daugiau širdies mano priklausytų Dievui. Kartu su Marija prašykime, kad ir mūsų gyvenimas, kaip Dievo gyvenimas, taptų dovana kiekvienam, ką sutinkame savo gyvenimuose. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negalias. Matydamas minias jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lik avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalias. Tos mokinius Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymu: lankykite pražuvusias Izraelio namų avis, eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai Viešpaties žodis. Kur pasislepia Marija? Toks klausimas gali kilti klausantis šios dienos skaitinių. Iš tiesų, nėra Marijos skaitiniuose. Nenuskambėjo jos vardas, nebuvo kažkas apie ją papasakota, nes mes žinome, kur jinai yra prieš tai skyriuose. Jinai angelui apsireiškus nepuolė rašyti dienoraščio, bet skubiai iškeliavo pas savo giminaitę Elzbietą jai padėti. Malda ir darbas – tai yra Marijos gyvenimas. Jokių saldybių, jokių eilėraščių, malda ir darbas. Jos nėra šiandien. Jinai jau yra išėjusi, iškeliavusi, jinai dirba. Ji nieko nepostina šitam gyvenime. Jinai su nieko nečiatina Marija. Nieko neserčina, nebukina, nesišopina. Išvertus į lietuvių kalbą, jinai nieko nesiskelbia viešai, nesusirašinėja iki begalybės, neieško neaišku ko, leisdama laiką veltui, nerezervuoja ko nors ir neapsiperka šiomis dienomis. Jinai tiesiog veikia, tiksliai, staigiai, pasiaukojančiai dabar.
Dabar. Jinai tiesiog yra išėjusi ir jinai vaikšto po šį pasaulį ir dabar jinai dirba šitam pasaulyje. Ir toks yra kasdienos tikslas ir adventinio pasiruošimo kalėdoms tikslas - suprasti, kad mūsų gyvenimas turi būti išaustas iš maldos ir darbo. Pokalbėms nėra laiko. Tegul kalba politikai. Tegul kalba kur nors parlamentuose. Tegul kalba, daug kalba šitam pasaulyje, visur kalba. Marijos gyvenimas yra malda ir darbas. Meldžiuos ir dirbu. Sustoju nutilti ir vėl einu. Ir taip iki paskutinio atodūsio. Malda ir darbas. Ora et labora. Taip skamba lotyniškas šūkis iš senovės. Mums irgi tegul padeda Marija išjudėti pagaliau. Ne tik galvoti, bet daryti. Ne tik persvarstyti dalykus, bet pasirūpinti kitais. Ne tik galvoti, kaip keisios, bet jau šiandien atsiliepti į realius mūsų artimųjų poreikius. Jai reikėjo būti su Elzbieta, padėti jai pasiruošti gimdymui, pasitvarkyti kažką, išklausyti jos, padrasinti. Sena moteris gimdo, kam nereikia padrasinimo. Marija žinojo, kur jos vieta. Jinai buvo pirmoji su Elzbieta. Kai jinai meldžiasi, jinai žino, kur jai reikia būti. Kai nesimeldi, tu nežinai, kur tau reikia būti. Ir tada kalbam iki išprotėjimo. Marija maldos ir darbo žmogus. Iš tiesų apie ją tai yra šiandienos Evangelija. Tai jinai yra toji evangelinė darbininkė. Sako Jėzus, ieškau šiandien darbuotojų. Sako, darbininkų maža, o pjūtis didelė. Sako, ieškau, kas dirbs šitam pasaulyje, o nustos kalbėti pagaliau. Ir Marija yra pirmoji, kuri dirba šitam pasaulyje gailestingumo darbus. Jinai yra toji pirmoji evangelinė darbininkė. Jinai yra tikras Dievo buvimo įrodymas ir Dievo artumo šitam pasauliui įrodymas. Klausia, kur Dievas? Marijoje yra Dievas. Dievas yra kiekviename, kas pakelia subinę ir išjuda kito link. Ir pagalvoja apie kitą ir ištiesia ranką jam. Dievas yra kiekviename, kuris atsistoja ir eina. Ir daro tai, ką atranda maldoje kaip būtiną dalyką nuveikti dabar. Kol visi dar kalba, sprendžia, ieško, tarėsi, Marijos jau nebėra šiandien. Ji jau kelyje, ji jau padeda. Tad aš šiandien prašau tavęs, mama, padėk mums būti tokiais pačiais uoliais darbininkais mūsų aplinkoje, kad apie mus nuolat sakytų, ana arba anas tai tik tai meldžiasi ir bėga. Kad tai būtų apie mus visada. Jos nėra. Jį padeda kažkur. Tai yra tikrieji sakiniai apie krikščionis. Arba jos dabar nėra. Jis meldžiasi. Tegul tai bus kalbama apie kiekvieną iš mūsų. Nes tokį pavyzdį mums duoda geriausia šitame pasaulyje mama Marija.